Nu čia link Štutgarto važiuojant, tai irgi kamštynai nesibaigiantys remontynai ir kamštynai. Kaip laiko yra, tai ne taip jau, žinot, ir striuka. Bet kada dega kažkas, tai žiauriai nesmagu. Oi, ten, oi. Ką, vilkikai gali važiuot? Aš negaliu. Viršūnė. Mačiau švyturėlius, kad mirgėjo. Čia kažkokia avarija, matomai. Va, mirksintis avarinis. Ir aš tikriausiai tokį turiu. Reikės išsiardyt, kada pažiūrėt. Išsipakuot. Bet jau nusėdęs busas, tai žiauriai. Bet kas ten įvykę, tai... Taigi sveiki atvykę į, įvardysim taip, į Štutgarto priemiesčius. Įsikrausim mes rytoj. Šiandien nebus įsikrovimo. Reikia susirasti vietą, kur stovėt. Norisi tikėt, kad rasim. Labas rytas, na štai šildau mašiną, jau rytas, vakar atvyko mes štai čia 2 valandą ir mūsų poilsis ilgasis. Štai dabar jau 7 valandos, aš turiu įsikrauti tarpinį krovinį ir turiu jau krovinį į Lietuvą. Tas krovinukas tikrai netoli, už 60 km nuo čia. Rytoj mums jį reikia Lietuvoje pristatyti, viskas gerai. Iki 12 valandos turiu šiandien jį pasikrauti. Tai laiko atgal grįžt, jeigu laiku pasikrausim, pilnos akys, kaip sakant. Norėjau šiaip viskas baigti, jau tą pildymą rodyti jum. Jau jeigu jamam šį reikalą, tai jamam iki galo.
Nes važiuodamas atgal aš jums paaiškinsiu, kodėl noriu jums parodyti tai, kaip aš pildau. Kadangi taip, kiek kalbėjau, niekas nedaro, bet aš kaip keistesnis žmogus, tai daugiau noriu realistiškos tokios teisybės. Dar toks mažytis pastebėjimas, toks kaip formalumas, niuansas. Štai čia vat įsitraukiau seną savo lapą, ar ne? Matot, va čia net kovo mėnesio važiuota. Štai čia skliausteliuose yra, matot, PL, čia vat Alytus, tai LT. Tai reiškiasi, skliausteliuose galima, to nereikalauna. Policajai pastabdė, pavyzdžiui, Vokietijoje. Svarbiausia, kad yra bent tos važiavimo valandos toj šaly. Matot, vat kaip čia vat yra Poland. Lenkijoje važiavau, ar ne? Jau kada Lenkiją kerti, va čia va, štai matot, tai tokį, sakykim, tą brūkšnį, tokį storesnį, tu jį išryškini, ar ne, paryškini. Tai reiškia, jau kirsta yra pasienis kažkur tai, šiuo atveju čia yra Lenkijos Lietuvos, ar ne, reiškia, iš vakarų grįžau, kirtau, įvažiavau į Lietuvą ir čia jau Lithuania. Rašau, va. Toks niuansas. Bet pabrėžt reikia tikrai ir tą pasienį, nes policajai, tai sako, kokiom valandom tu kur važiavai, jeigu tu nerašai nei šalių, nei pasienių, nieko. Jiems svarbiausia žinot, kokioj šaly tu kiek valandų važiuoji, kad jie galėtų prisikabinti prie tavęs. Va, kaip čia yra padaryta. Tai gerai, turit info. Ir vėliau, kaip grįžinėsim atgal, paaiškinsiu jums tuos savo žodžius, tą mintį, kodėl aš kažką darau taip, ko niekas nedaro. Pasilikit, norit pabėkit, bet sugrįžkit. Iki. Na štai, įsikrovėm, pagaliau. Čia labai daug lakstymo buvo. Tai iš vienos vietos į kitą ten siuntinėja. Didesnėse gamyklose, logistikos centruose taip yra. Jūs patys viską žinot iš mano info ankstesnės, kurios jau neliko. Aš kalbu apie iškeltus video. Nieko, ateis laikas, aš sukelsiu atgal viską. Dabar taip reikia. Jeigu aš taip darau, vadinasi taip reikia. Tai va, 9 valandos, kaip matot, ir pradedam judėjimą. Važiuojam krautis krovinio į LT. Jeigu pabėgsit, tai pagrįžkit. Matysit finalą. Tai viskas. Turim krovinuką į Lietuvą, pasikrovėm. Dabar 11:30, tai pažymėjau, kad 12 pajudėsim, nes va toks vaizdelis. Reikia užsipilti degalų, nes tikrai jau kažkur nesinorės stot. Kai pradėsim važiuoti, tai važiuosim. Tai va, sulauksim, kol šitos fūrukės užsipils. Ir šaunam į Lietuvą. Jeigu pabėgat, galit grįžti. Čia matote likusius kilometrus iki Varšuvos. O nuo Varšuvos dar į Vilnių reikės važiuoti. Jau šitas 6 kelias, tai aš jau seniai važiavęs jau, tai remontas ant remonto. Porą kilometrų pavažiuoji, vėl remontas. Žiauriai Vokietija remontuose. Dar kada pusė Vokietijos pravažiuoti, tai dar. Bet jeigu reikia kokią 700 kilų pravažiuoti, tai visuose keliuose, ne tik ant to 6, bet šitam 6 tikrai labai daug yra remontų.
čia šitas dabar 2 kilometrus rašė, kad remontai. O šiaip kitos atkarpos tai yra ir po 20, ir po 15, ir po 10 kilometrų. Na ką, tai vėl grįžkime prie poilsio lapų. Ir matot, čia pakeverzota mano. Bilia kaip šiaip. Nu, ne bilia kaip, bet labai jau negražiai, nelygiai tokia kreivė, ar ne, kaip širdies kardiograma. Tai to galbūt ir neturėčiau sakyti, bet kodėlgi nepasakius. Tai reiškia, kartais būna taip, kad važiuoji ir nenori stot. Tiesiog važiuodamas braukiau ir viskas. Važiuodamas bandžiau sužymėti, jūs to nedarykit. Vairuotojai tie, kurie žymitės, tai nedarykit. Aš jau neturiu ko prarast, tai dėl to vėliau paaiškysiu kodėl. Tai reiškia, važiuodamas pasižymėjau, dėl to šleivai, kreivai, čia viskas nupiešta, pabraukyta. Ir dabar žiūrėkit, įvažiavam į tokią šalį, reiškia Lenkiją, kurioje jau šių poilsio lapų kaip ir nereikia. Bet aš žymiu iki pat Lietuvos. Nežinau, tai kvailai skamba, kvailai elgiuosi, ar kaip, bet man pačiam kažkaip yra ramiau ir kilometrų mažesnė paklaida būna ir policajam kitaip, tai vienu žodžiu pasakysiu taip, nebūtina tai yra žymėt, bet aš žymiu. Tai dabar pagal kilometrus, daugmaž aš pasiskaičiavęs, tai galiu iki Vroclavo nuvažiuoti. Tai čia jau galima iš anksto braukt, nes niekur tikrai poilsio lapų patikrinimų jau nebus. Todėl užsibraukim iki galo ir užsirašykim kilometrus. Tai štai, jau susižymėjau. Žinau, kad nuo Giorlico iki Vroclavo
150 kilometrų. Tai prie turimų dabar ant speedometro kilometrų pridėjau dar 150 ir gavau bendrus kilometrus nuo pradinio taško pasikrovimo Vokietijoje iki Vroclavo. Ir štai bendri kilometrai nuvažiuoti 847. Jau pasižymėjau truputį ir poilsio. Pradėjau ir sekančią rytojaus dieną, galėjau supildyti jau ir rytojų ar viską, bet pasilikau truputį dėl, sakykime, įdomumo, ar ne? Mes rytoj pasižymėsim šią grafą, rytoj užbaigsim kelionę ir, o čia bus įdomiausia dalis. Gerai, jeigu bėgat, tai galit sugrįžt ir išgirsit, kokia tai įdomi dalis.